Sveikinamės iš Šiaurės Italijos. Čia Como ežeras, ką tik palikom Šveicariją, atvykom į Italiją ir pravažiuosim visą Šiaurės Italiją iki pat Romos ir rasim ten visokiausių gabalėlių Lietuvos. Jau turim tikrai planų, turim susitarę su vietos lietuviais. Tų vietų čia yra tikrai įdomių, o pačios įdomiausios tikriausiai laukia Romoje, kadangi Roma buvo ir tebėra iki šiol katalikybės centras ir net garsioji Vatikano Švento Petro baziliko ir vienose gražiausių Romos kapinių ir kitur yra nuostabių lietuviškų vietų. Italijos Alpės tikrai nuostabios ir štai tenai matom garsųjį Matterhorno kalną. Pasisekė, jokių debesų, viršūnė matosi puikiai, bet mes čia atvažiavom ieškot lietuviško koplytstulpio, apie kurį sužinojau visai netikėtai. Vienas skaitytojų atsiuntė tokią seną lietuviško koplytstulpio nuotrauką. Kai atsiunčia seną nuotrauką, niekada nežinau, ar vis dar yra. Tai pabandysim nuvažiuoti, tačiau jau dabar yra patvirtinimų iš čia gyvenančių lietuvių. Na, turėtų būti tas koplytstulpis tikrai išlikęs, nors jo būklė galbūt nėra tokia gera. Netrukus pažiūrėsim, kokia to būklė ir patyrinėsim to koplytstulpio tokio unikalioje vietoje netoli garsiojo Matterhorno kalno istoriją. Štai tas koplytstulpis. Tikrai būklė jau nekokia matosi, kampas nukrytęs ir ten kažkokios statulėlės buvo, jų nebėra, figūros medinės. Dar džiugu, kad matosi vyčio kryžiai. Išlikę iš visų keturių pusių, buvo ir lentelė ir čia vietos lietuvė minėjo, kad ta lentelė dar prisimena, bet dabar ta lentelė irgi nuimta. Na, visada jie mediniai kryžiai, mediniai koplytstulpiai, viena vertus tokia tikra lietuviška tautodailės forma, vienas populiariausių dalykų, ką lietuviai kažkur pastato, kad primintų save ir Lietuvą, kita vertus medis labiausiai laikinas iš visų dalykų ir labai dažnai tai būna, kad nusidėvi ir pasikeitė jau šeimininkai, lietuvių nėra, jo labiau mokančių apdirbti medį ir tas panaikina, nuima. Tai daug kur Amerikoje taip matėm. O tuo tarpu šičia, kaip tas atsirado koplytstulpis, tai vėlgi dėkoti reikėtų kunigams saleziečiams. Ir šičia buvo irgi jų vasarvietė ir jie pastatė tą lietuvišką koplytstulpį. Na, tas tinklas tokių lietuviškų vietų, lietuvybės centrų gajus tiek Amerikoje, tiek Europoje, Italijos daugiausiai buvo religinės ir buvo taip pat saleziečių centras Romoje, Vitėnai, na, Frascačio miestelį prie Romos. Tačiau vėliau, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai nemaža dalis tokių centrų buvo parduoti. Taip pat, pavyzdžiui, Brukline, New York'e turėjo pranciškonai vienuolyną. Na, jie buvo parduoti, o pinigai tada panaudoti atkurt bažnyčioms, kurias sugriovė sovietai, tarkim, Lietuvoje, ir statyti naujoms bažnyčioms. Tai tuo atveju Frascačio lėšos už pagrindinę tą būstinę Vitėnus Frascati buvo panaudotos Lazdynuose Vilniui Švento Jono Bosko bažnyčią statyti. Na, aš dar kalbėjau su jos dabartiniu klebonu, kuris yra salezietis, bet italas. Na, dėja, saleziečių lietuvių liko gana mažai ir tai irgi viena priežasčių, kodėl tos salezietiškos vietos dažnai jau belikė iš jų tik paminklai. O šita istorija, kad parašė mums apie koplytstulpį Italijos lietuviai, parodana, kad tie lietuviškų vietų tyrimai niekada nesibaigia, gabalėliai Lietuvos niekada nėra pilnai baigti. Ir jūs taip pat, jeigu žinot papildomų lietuviškų vietų, galite rašyti komentarus, būsim labai dėkingi. Ir kitąsyk, kai būsim tose vietose, pasistengsim jas aplankyti, nufotografuoti, nufilmuoti, parodyti ir apie jas papasakoti daugiau. Kai kuriuose šalyse gabalėlių Lietuvos paieškos mums tikrai ilgai užtrunka, tenka rinkti informaciją iš tokių istorijos miglų, bet čia Italijoje labai smagu matyti, kad jau šiuolaikiniai Italijos lietuviai daug darbo yra padarę tą informaciją surinkę ir yra portalas italietuviai.it ir jo projektas Lietuviškoji Italija, kur į žemėlapį surinkta daug lietuviškų vietų ir kalbuosi su Aurelija Orlova iš šio projekto. Tai kaip gimė mintis rinkti tas lietuviškas Italijos vietas? Gavosi spontaniškai, nes prasidėjo pandemija, mes kaip tik perėmėm portalo valdymą su kelioninis bynom. Ir mums ambasadorius tiesiog pateikė 90 objektų sąrašą, kurį jisai pats surinko.
Jis sako, tai gal reiktų kažką daryti su juo. Ir tada, kai buvo pandemija, tai toksai buvo labai tikslingas toksai darbas, nes visi sėdėjom namuose, lygiai taip pat, o jie, šiaip, kai jie dabar laiko net neturėtų važiuoti dronų. Tai būtent per pandemiją buvo labai ta iniciatyva gimė laiku, sakyčiau, ir mes tą sąrašą tiesiog perėję su visai didžiai susisteminę ir pasidalinot. Važiuojam pro Riminį, bene garsiausią Italijos kurortą, tai visai nieko keisto, kai paplūdimys šitoks platus. Tačiau čia atvykom ne į paplūdimį, juoba dabar ne sezonas, matosi paplūdimys visiškai tuščias, nepaisant to, kad saulytė šviečia tikrai kaitri. Lietuvoje turbūt sakytume, kad gal ir neblogas oras tenai eit. Ir šita viešbučių linija driekiasi apie 50 km, viešbučių ir pakrantės namų linija. Riminį ir aplinkui kurortų eilė, tie miestai plėtėsi ir, kas įdomu, kad besiplečiant visai šitai linijai, šitoje zonoje atsirado netgi 2 Lietuvos gatvės. Dabar jas ir aplankysime. Dabar esam pirmoji Lietuvos gatvėje prie pat Riminio centro. Trumpas stabtelėjimas Lietuvos gatvėje į Riminį ir važiuojam toliau. Štai čia, šalia garsiojo Riminio kurorto Italijoje, yra Lietuvos gatvė. Ir jie atsirado maždaug 2004 metais, po to laiko, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir čia buvo statomas šitas naujas rajonas prie Londžiano miestelio, garsėjančio ir savo pilim. Ir gatvių pavadinimai tada suteikti, kad pažymėtų visas naujai jas įstojusias šalis. Tai štai Pavyzdžiui, Latvija, Letonija. Latvija ir toliau į tą pusę. Va ten yra lentelė Lenkijos gatvė, yra Slovakijos, Slovenijos ir kitų naujųjų ES šalių. Atvykom į nuostabų Bardžio miestelį, vos 1500 gyventojų, bet čia randam vieną didžiausių lietuviškų vietų koncentracijų viso Italijoje. Įdomu, kad viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus, kunigo, kaip jau įprasta Italijoje, Vinco Mincevičiaus. Štai čia yra Lietuvos gatvė ir priešingai daugybei tokių gatvių Italijoje ir kitur tikrai neatsitiktinai pavadinta, o vienas iš kunigo Mincevičiaus įtakoje atsiradusių pavadinimų. Čia yra taip pat Vengrijos kankinių aikštė. Vengrijos kankiniai, tai tie žmonės, kurie dalyvavo Vengrijos revoliucijoje prieš komunizmą, kuri nepavyko, juos suėmė, išžudė. Ir Vengrijoje, kur taip pat lankėm šitoje ekspedicijoje į Budapeštę, net 2 kapinėse yra lietuvių pastatyti tradiciniai paminklai Vengrijos revoliucijos aukoms. Čia yra miesto bažnyčia ir daugelis lietuviškų vietų yra šitos parapijos iš esmės teritorijai. Įdomu, kad Mincevičius čia iš tikrųjų nedirbo. Jo ryšys su šita vieta daug keistesnis ir įdomesnis, ypač žinant, kiek jis čia sukūrė. Iš pradžių sakiau, kad tos lietuviškos vietos atsirado vieno žmogaus dėka, gal turėčiau pasakyti vieno lietuvio dėka, nes tik Mincevičius buvo lietuvis, bet iš tikrųjų žmonės buvo 2 ir kitas žmogus dar žymesnis šitam krašte, kardinolas Samorė, jo garbiai pavadinta ir gatvė, kurią atvažiavom į šitą miestelį. Ir jisai tarpukario Lietuvoje dirbo Vatikano nunciatūroje, buvo diplomatas ir irgi turėjo tą ryšį su Lietuva. Ir jis būtent Bardyje gimė. Ir nors jis rezidavo Romoje, tačiau visada palaikė ryšį su šiuo miesteliu. O kunigas Mincevičius, kai pasitraukė iš Lietuvos, įsidarbino pas kardinolą Samorė. Ir taip buvo tas jų toks ryšys, kuris leido sukurti 1962 metais lietuvišką kryžių, kurį Mincevičius dedikavo kardinolui Samorė. Tas kryžius sunyko, tai štai jau dabartiniai lietuviai netekus to kryžiaus sukūrė šitą naują koplytstulpį 2007 metais ir jis jau yra dedikuotas ir kardinolui Samorė, ir kunigui Mincevičiui. Lietuvių ryšys, besitęsiantis su šia vieta, neapsiriboja tuo kryžiumi, jie yra štai čia pasodinę yra žaliuko, štai čia kardinolui Samorė paminklas. Bet tikrasis Mincevičiaus pasiekimas gyvenimo lietuvybės
lietuviškų gabalėlių kūrimo Italijai. Aš sakyčiau, yra šitam pastate, iš išorės jis atrodo labai paprastas, tačiau neįtikėtina, kad viduje šito Bardžio jaunimo centro yra viena įspūdingiausių lietuviškų vietų Italijoje, o gal net ir vakarų Europoje. Tai ištisa lietuvių salė su daugybė lietuvių tematikos monumentalių dailės kūrinių iliustruojančių Lietuvos istoriją. Čia tikrai viena labiausiai neįtikėtinų patirčių per visas gabalėlių Lietuvos ekspedicijas. Atvažiuoji kažkur į Italijos užkampį, mažą miestelį, vietinis italas atidaro tokį atrodo paprastą pastatą ir staiga tave apsupa Lietuvos istorijos, Lietuvos kultūros vaizdiniai. Bet ir koridoriui, ir laiptiniai, ir gretimoj koplyčioj, viskas iki smulkmenų, nes štai rankenos yra su 1939 metais Kaune vykusio Europos krepšinio čempionato atvaizdais. Aišku, ir Lietuvos herbai, Lietuvos himno žodžiai. Bet štai unikalių Lietuvos išeivijos menininkų meno kūrinių gausa. Taip pat gausa kūrinių, kuriuos sukūrė netgi ne lietuviai, italai menininkai, tačiau jie yra apie Lietuvą. Tai Bardžio sala Lituanija turi mažai lygių visoje vakarų Europoje. Kai kurie kūriniai mums pasakoja, čia turi ir alternatyvę potekstę. Pavyzdžiui, ši freska laiptiniai vaizduoja karaliaus Mindaugo krikštą. Bet vietinių teigimų, vyskupas, kuris krikštija Mindaugą, čia nutapytas ne kas kitas, o kardinolas Samorė, tuo tarpu už jo stovintis kunigas Vincas Mincevičius. Kitur pasaulyje gal tai atrodytų savotiška puikybė, tačiau šie žmonės tikrai padarė be galo daug, kad suteiktų lietuvišką veidą Bardžiui, miestui, kur negyvena jokie lietuviai ir niekad nebuvo jokios lietuvių bendruomenės. Nors sala Lituanija įrengta dar 1963 metais, kai buvo statomas šis parapijos jaunimo centras, lietuviški grožiai ne tik kad neišnyko, bet Mincevičius čia prisimenamas iki šiol. Štai 2022 metais jam atidengta ši atminimo lenta. Ir mūsų vizitas Bardijai čia dar net nesibaigė. Mūsų lydėjus Emilijos Romanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Inga Trofimovaitė pasiūlė išvykstant aplankyti dar vieną vietą, kur prie įvažiavimo į miestą stovėjo senasis kardinolui Samorė dedikuotas Mincevičiaus lietuviškas kryžius. Galvojau, ten nieko nelikė, bet gerai, nuvažiuosim, aplankysim tą vietą. Tačiau ten radome šią akmeninę koplytėlę, o joj buvusio kryžiaus, tiksliau kaip dabar pasirodė koplytstulpio, tik tai itališkai įvardinto kaip kryžius, kopija. Prieš atvykdamas į Bardį galvojau, kad svetainiai gabalėlė Lietuvos LT šį miestelį prijungsiu prie straipsnio apie visą Italiją anapus Romos arba galbūt straipsnio apie Šiaurės Italiją. Tačiau čia apsilankęs supratau, kad Bardis yra vertas atskiro straipsnio ir jį parašiau. Vykom į Florenciją, vadinamą Renesanso gimtinę ir čia meniška atmosfera pritraukė ir žymių žmonių iš Lietuvos, senosios Lietuvos, o ypač garsus Mykolas Kleopas Oginskis, kuris buvo Rietavo dvarininkas. Ir kasgi nežino Oginskio polonezo? Atsisveikinimas su tėvyne, o su tėvyne atsisveikinęs jisai atsidūrė galiausiai čia Florencijai, čia mirė ir iš pradžių buvo palaidotas tokiam paprastesniam kape, bet paskui buvo perkeltas pripažįstant jo indėlį į meną ir visą kitą, į bažnyčią. Švento kryžiaus bažnyčią, labai svarbią bažnyčią, tai lankysim taip pat jo kapą ir atminimo lentą jam bei kitas vietas. Nuostabus vaizdas į Florenciją, jos katedrą, rotušę ir kitus įspūdingus pastatus, o už manęs yra Šventųjų vartų Porta Sante kapinės, o juose turėtume rasti Sapiegų giminės mauzoliejų. Bet čia labai gražios kapinės, ar ne? Ir štai čia Sapiegų šeimos kapas. Pagaliau radom, tikrai nesutapimas, nes matosi vytis herbe, taigi tikrai tos giminės kapas. Šita koplyčia nuostabi, visos čia nuostabios koplyčios iš tikrųjų šitose kapinėse didžiųjų senųjų Italijos giminių. Tai pastatyta dar 19 amžiaus apie vidurį maždaug ir tuo metu daugybė tų kilmingų
Lenkijos, Lietuvos buvusios sunaikintos valstybės žmonių buvo pasklydę po Europą. Ypač daug jų palikimo liko Paryžiui. Taip pat matėm ir Šveicarijoje, ir taip pat ankstesniuose video iš šitos serijos, iš šitos ekspedicijos Gabalėlė Lietuvos Europą. Visą eilę lietuviškų vyčių ir kitų simbolių radom, kurios sukūrė tokias giminės būtent Prancūzijoje, Šveicarijoje ir kitur. O štai čia Sapiegų koplyčia Florencijai tam tikra giminės atšaka atsidūrė. Dabar, sako, teko skaityti, kad ir 20 amžiui būdavo čia dar laidojama. Aišku, tie palikuonys jau tikėtina, lietuviškai turbūt jau ir tie, kur išvyko, nekalbėjo, bet ir lenkiškai jau turbūt nebekalba, o dabar tiesiog integravosi į Italijos gyvenimą. Ten matosi visos Florencijos įžymybės, tai ir garsioji katedra, ir tiltas su pastatais ant jo. O štai čia, man už nugaros, yra būtent ta bažnyčia, kurioje palaidotas Mykolas Kleopas Oginskis. Važiuojam žemyn. Štai Švento Kryžiaus bazilika, kurioje palaidotas Mykolas Kleopas Oginskis. Jo gyvenimas priminė daugelį to metų Lenkijos Lietuvos kilmingų žmonių. Jis judėjo tarp Lenkijos ir Lietuvos laisvai. Buvo ir politikas ir būtent dėl to teko atsisveikinti su tėvyne, nes dalyvavo ir Kosciuškos sukilime. Vėliau bandė kažkaip suderinti viską su caru. Gal net ėjo kalbos, kad jam pavyks atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę bent jau kaip Rusijos dalį, bet kažkokią oficialią. Tačiau nieko nepavyko, ir galiausiai jis antrą kartą vėl atsisveikino su tėvynė, išvyko į užsienį ir gyvenimą baigė štai Florencijoje. Pirmą kartą turėsim tą vietą lietuvišką net įsigyti bilietus, nes čia ne šiaip savo bažnyčia, bet viena gražiausių Florencijai. Ir be kita ko, Oginskis čia taip pat palaidotas ir Makiavelis, ir Galilėjus, ir kiti žymus pasaulio žmonės. Štai kokie gražūs bilietai. Tiesiog nuostabi Florencija, mane labai žavi Italijos miestuose, kaip viskas autentiška išlikę, neprikišta kažkokių stiklinių dėžučių, modernios architektūros pastatų į senamiesčius, viskas kaip pasenoviai, jautiesi patekęs į tą atmosferą, ir čia tiek daug garsių miestų su garsiais pavadinimais, kad paprastai būna taip, aš su Gabalėliais Lietuvos labai džiaugiuosi, kai randu lietuvišką vietą kažkokioj turistiniai vietoj, nes tada žinau, kad tokiu atveju žmonės ją lankys, arti bus atvažiuoti. Ir dažnai tai būna gana sunku, ypač Amerikoje. Labai gerai, ten tarkim Jogaila yra New Yorko centriniam parke, tai ten aišku yra tikrai labai garsi, žinoma vieta, tačiau daugeliu atveju tai toli nuo visko. Tuo tarpu čia Italijoje, tai kur bebūtų iš tikrųjų ta lietuviška vieta, tai jinai praktiškai visada yra arti kažko garsaus. Ar čia Florencijoje, ar Rimini garsiam kurorte, ar juo labiau Romoje, kur važiuosim paskui ir bus paskutinė šito video dalis. Tai ten net ir kiekvienas rajonas garsus. O štai dabar atėjom prie katedros, Florencijos garsioji katedra. Štai šiam tipiškam itališkam name nuo saulės slepiančiam langiniam savo paskutinės dienas gyveno ir mirė kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskas. Tai mini ir pakabinta tam lenta. Tiesa, įdomu, kad ją pakabino Baltarusiai. To laikotarpio didūnai abiejų tautų respublikos vertinami kaip savi netgi keleto tautų. Daugiausiai turbūt tokių paminklų ir lentų pakabinė Lenkai, nes didžiausia tauta. Antroje vietoje gal ir lietuviai. Čia tas retas variantas, kai Baltarusiai pažymėjo. Esame beveik Panevėžio dydžio Groseto mieste Toskanoje ir štai čia taip pat yra Lietuvos gatvė. Kaip keliaujant ir ieškant su gabalėliais Lietuvos lietuviškų vietovardžių visam pasauliu pastebėjau, būna du pagrindiniai tipai jų atsiradimo. Tai pirmas tipas yra, kai lietuvių bendruomenės įkuria, dažnai norėdamas priminti apie Lietuvą, ypač tais laikais, kai Lietuva dar buvo okupuota sovietų, tai buvo populiaru.
O kitas būdas, kuris atsitiko ir čia, tai kai tiesiog naujas rajonas įkuriamas ir kuriamos gatvės eilės tvarka įvairių šalių. Tai čia, pavyzdžiui, yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Peru, daugybės šalių gatvės viena šalia kitos. Tiesa, kartais tai būna visai beprasmiška, o čia atrodo šiokia tokia prasmė visgi yra, kadangi rajonas įkurtas po Antrojo pasaulinio karo, tai vadinamas taikos rajonu, ir simboliškai, aišku, nebuvo tuo metu nepriklausoma Lietuva, tačiau įvairios tautos, kurios dalyvavo vienaip ar kitaip tam kare, ar buvo įtrauktas per prievartą jį, ar ir nedalyvavo tam kare kaip Lotynų Amerika, tarsi parodyta, kad dabar jau taika visur. Sakoma, visi keliai veda į Romą ir šių metų mūsų lietuviški keliai per Europą irgi. Nuo Groseto iki Romos jau vos 170 km. Romoje esam buvę ne kartą, tačiau anais laikais gabalėlio Lietuvos dar neieškojom, tad šį kartą amžinai miestą pamatysim visai kitom akim. Nes jame yra ne tik vienas nuostabiausių apskritai Europos vietų, vieni seniausių Europos pastatų, tačiau ir vienos didingiausių lietuviškų vietų vakarų Europoje. Mūsų laukia Švento Kazimiero lietuvių kolegija, lietuvių koplyčia pačioje Švento Petro bazilikoje, Vatikano ir katalikybės širdyje, o taip pat lietuvių kripta vienoje garsiausių Romos kapinių Verano kapinėse. Nuo tos kriptos ir pradėsim, mat ten laukia lietuviškos mišios. Ir net pačiose garsiausiose Romos vietose yra lietuviškų ženklų. Ieškosime Vyčio prie garsiųjų Ispanijos laiptų, taip pat kardinolo Radvilos kapo pirmojoje pasaulinėje barokinėje bažnyčioje. Tačiau apie visą tai jau kitame video, paskutinėme iš šios ekspedicijos, Romos lietuviškomis gatvėmis.